Dieną labą. Grįžus namo iš tokios smagios ir saulėtos kelionės, nejučia susimąstai dar ir apie tai, kas slypi už maisto ir vandens kokybės tokiose akimirkose. Yra paslaptis, jog daugelį Europos šalių ir ypatingai salose, tarkim Malta, Kreta, iš krano tekantis vanduo yra specifiškai apdorojamas vienomis ar kitomis cheminėmis medžiagomis, visą tai argumentuojant, jog atliekamas valymas, atliekamas dezinfekavimas, vandens išgryninimas tiesiogiai susietas su žmogaus imuninė gerovė. Kalambūras. Tai yra dedami tam tikri cheminiai priedai, kurie sąlyginai naikina patogeninį aktyvumą vandenyje, tačiau kaina, kurią už tai moka vartotojas, yra perteklinis patogeninis aktyvumas jo vidinėse ir ypač virškinamojo trakto sistemose ar žalingas biochemiškai katalizuojantis poveikis tam tikriems organams, liaukoms ar neurologinėms sistemom. Kaip kad plačiai žinomas faktas, taip, manau, kad tai galima jau vadinti faktu, apie tai, jog fluoridas yra neurotoksiškas. Iš kitos pusės, kaip ir logiška, jeigu fluoras yra medžiaga, kuri dedama į žiurkių nuodus, gana racionalu, kad jeigu nuodų ingredientas bus įdėtas į mitybos ingredientą, į žmogaus mitybos ingredientą, tai yra į vandenį, į geriamą vandenį, kažkokio tai destrukcinio ar slopinančio poveikio galima tikėtis. Tai va, subtiliai, diplomatiškai, kukliai apie tai, kad visgi užslėptai daroma sudėtinga neurotoksinė žala ten, kur geriamasis vanduo yra prisotintas fluoru. Ką daryti? Kaip pasitikrinti, jog tikrai viešbutyje pagaminti nuostabiai šviežus, gaivus pietus, vakarienė ar pusryčiai yra be sąlyčio su fluoru prisotintu vandeniu. Be šansų. Ir didelė tikimybė, jog toks vanduo buvo naudojamas maisto gamybai. Tai sveiko proto ir racionalumo aspektas, kuris, kabutėse sveiko proto, kuris natūraliai dalyvauja komercijoje. Pabandyk tu pritampyti tokius kiekius vandens, gaminti maistą, kokio reikia 5 žvaigždučių viešbutyje, didelėme 5 žvaigždučių viešbutyje. Ganėtinai akivaizdu, kokias išvadas galima iš to padaryti. Vienaip ar kitaip, kaip narplioti šį detektyvą. Galbūt yra kažkas, ką gali sukontroliuoti tokioje situacijoje. Kažkoks pokytis, veiksmas, kurį pats gali atlikti savo savisaugai skatinti. Taigi, ką gali tokioje situacijoje daryti? Žinoma, senas geras riebiųjų rūgščių balanso palaikymas ir gerosios mikrobiotos primaitinimas tikslingai tam subalansuotomis skaidulomis, čia jau yra klasika. Tačiau, ką dar gali padaryti? Tai ir todėl ir noriu pakalbėti šią temą, nes kaip tyčia po akim papuolė labai iškalbus ir įdomus straipsnis apie tai, kokį vertingą poveikį kuria mūsų smegenims ir ypač trečiosios akies liaukai kurkuminas. Bendras pavadinimas paprastai
plačiai žinomas prieskonis. Atrodo paprasta, maktelėjau šaukštelį kurkumino ir dainuoju saulėtoj pakrantėj, vėjų jūra besidžiaugdamas. Galbūt. Tačiau visgi, pasirodo gamtoje kurkumino atmainų yra labai daug. Tai yra ajurvedos manuskriptai priskaičiuoja minimum 30 skirtingų kurkumino formų. Reiškia, kad ir jų poveikis, intervalas, trukmė irgi specifiškai skirtingas. Ir žinoma, kad dar tai priklauso nuo jūsų vidinių sistemų, tai yra kiek organizmas yra paveiktas besimptomiškai lėtinio uždegimo ir kiek yra apsunkinta to pasekoje kepenų veikla, veikliųjų medžiagų perskirstimas ir visokie kitokie iš to išplaukiantys dalykai. Taigi, ką daryti, jeigu kyla noras gauti šiek tiek daugiau pridedamosios vertės, nei tiesiog šaukštais ar kapsulėmis kabinamas bile koks ciberžolės ekstraktas. Na, tokiu atveju rekomenduoju išbandyti kokybiškai mokslinį, net jeigu tam tikrą prasme sąvoka mokslinis šiais laikais jau balansuoja ties riba tapti keiksmažodžiu, visgi rekomenduoju išbandyti kokybiškai mokslinį, sąžiningai mokslinį požiūrį, sprendimą apjungianti pačias aktyviausias kurkumino formas. Tai yra būtent zinzino gaminį preparatą vadinamą Zinogin. Jame yra įtraukta būtent vandenyje tirpi kurkumino formulė. Ką tai reiškia vandenyje tirpi? Tai reiškia, kad net jeigu jūsų organizme yra sudėtingai išbalansuota kepenų sveikata, nes už riebalą visuomet atsakingas organas yra kepenys. Tai jeigu riebaluose tirpių vitaminų įsisavinimas yra sudėtingai apsunkintas ir visą didžiąją dalį perkrovų yra permetama ant vandenyje tirpių vitaminų, tai ant inkstų, daugiapamaininio darbo dėka veikiančių pajėgumų, tokiu būdu gerdami būtent vandenyje tirpę kurkumino formą, kokia be būtų jūsų sveikata, išgausite maksimalias naudas. Kraujas, tam tikrą prasme, irgi vanduo. O epifizė, jeigu mes kalbame būtent apie fluoro poveikį, labiausiai žalojanti, bukinanti efektą psichikai, sukurianti fluoro poveikį epifizei, tai yra trečiai liaukai, reikia prisiminti, jog ši liauka yra bene antra pagal kiekį per save praleidžiamo kraujo. Tai yra tokia ypatingai gausi kraujo apytaka keliauja per epifizę. Tad jeigu kraujas, grįžtant prie to, kad kraujas yra dalinai vanduo, tai yra kraujyje pernešamos vandenyje ištirpusios medžiagos, reiškia, gerdami fluoruotą vandenį ir aprūpindami save būtent Zinogin, kaip ypatingai aktyviai vandenyje tolygiai pasiskirstančio kurkumino formulę, galite išgauti maksimalų efektą savisaugai. Nes vėlgi gali pykti, gali siųsti, boikotuoti, bet lengviau kažką keisti pirmiausiai savyje.
suteikti savo tam tikras apsaugas tose situacijose, kur išorinis poveikis sąlyginai yra perdėm globalus, kad staiga vienu momentu galėtum nuo viso to atsiriboti. Ar aplinkybės, jeigu susiklosto taip, kad galimybės atsiriboti, specifiškai yra susiaurinamos. Tai tada rinkis tuos įrankius, kurie gali pasitarnauti kaip prevencija. Jeigu, kaip sakoma, uždaromos duris, tai atverkime tuos langus. Apie patį produktą kaip Zinodžiną turbūt jau pakankamai gausiai ir plačiai yra išpasakota įvairiose prezentacijose, kurios patogiai, lengvai prieinamos YouTube formate. Tai tiesiog pasigūglinti galite, jeigu įdomu sužinoti plačiau ir daugiau. Šiame pokalbyje pranešime būtent todėl koncentruojuosi į kitokį Zinodžino pritaikomumą bei iš to išplaukiančius vertės aspektus. Taigi, bet dar vienas tipsas. Jeigu jau jūs pasirenkate save saugoti, maksimaliai savo labui įsidarbinti neuroprotekcinės kurkumino vertes, tokiu atveju, kaip visuomet, žinokite ir dar vieną sinerginį kabliuką. Vitaminas D visuomet efektyviai sąveikauja su tais procesais ir aspektais, kuriuos sužadina kurkumine esančios aktyviosios medžiagos. Ką tai reiškia? Zinodžin prekinį pavadinimą prioritizuojančiam vartotojui. Tai reiškia, jog kartu su šia pakuote visuomet jūsų racione dalyvauja dar ir ši Zinodžin ir Zinošai, kurkuminas ir vitaminas D. Elementaru. Kodėl? Jeigu kurkuminas garantuoja mums neuroprotekcinės funkcijas, tai reiškia, jog kartu vyksta ir apsauginė regeneracija. Nes jeigu toksiniais materialais prisodrintas vanduo žaloja, reiškia, imuninė sistema tą žalą turi atstatyti, operatyviai atstatyti ir dar papildomai sukurti buferinius mechanizmus atsiriboti nuo to žalos. Ten, kur regeneracija, ten, kur atstatymas visuomet kaip esminė signalinė molekulė reikalinga tai, ką mes atpažįstame vitamino D sąvoką. Mat, vitaminas D dar vadinamas hormonų D. Tai yra tiesiogiai į endokrininius procesus įtraukiama medžiaga, kurios pagalba vidinės sistemos rašo viena kitai žinutes. Tai yra perneša atitinkamus pranešimus, įspėjančius signalus ar reorganizuojančius procesus vykdo. Taip, vitamino D apstu įvairiausiais prekiniais ženklais pažymėta. Kodėl rekomenduoju būtent zinzino vitaminą D? Komercinis suinteresuotumas? Žinoma, taip, bet yra ir dar vienas niuansas. Ar komercija gali būti sąžininga? Manau, kad taip. Taigi, dėmesio. Zinošainų vadinamas zinzino gaminamas vitaminas D, tai produktas sukurtas iš kerpių. Kerpė yra kažkas tai tarpinio tarp gyvūno ir augalo. O mes visi žinome arba pasigūglinę tikrai pastebėsime informatyves žinutes, jog būtent gyvūninės kilmės vitaminas D yra efektyvesnis. Taigi, o ką daryti veganams, kurie ypatingai garsiai išstoja
stoja prieš gyvūninės kilmės produktų vartojimą. O racijos tai tenai. Liūdni ir skaudus istoriniai patyrimai byloja apie tai, jog nacių koncentracijos stovyklose fluoras būdavo ir kiti chemikalai būdavo dedami į maistą, į geriamą vandenį tam, kad skatinti specifinį bukumą, pasyvumą kalinių saviraiškoje. Tai jeigu tie patys chemikalai tik tai paženklinti etiketę, jog vardan vandens kokybės ir antibakterinės gerovės yra dedami į kasdienį vandentiekio vandenį, reiškės efektas irgi sąlyginai bus panašus. Tai yra, bus veikiama tai už motyvaciją, už saviraišką, intelektualinį pasyvumą, aktyvumą atsakinga dopamino receptorių sistema. Tai vėlgi grįžtant prie vitamino D. Vitaminas D yra tiesiogiai už dopamino receptorių apsaugą atsakinga medžiaga. Tai galima atlikti kryžminę sąsają, susijęti, jog jeigu kurkuminas neutralizuoja, harmonizuoja, stabilizuoja kraštutinio reaktyvinimo, slopinimo efektus kuriamus fluorido vandenyje, tai tam tikra prasme jisai tikrai bus susijęs per tam tikrus kryžminius iš to išplaukiančius ryšius ir su taip vadinama dopaminerginė smegenų psichikos sistema. Na, tai iš čia ir priežastys ar loginės išvados papildomai vertingai sinergijai įžvelgti. Tai yra, tai jeigu naudojamas kurkuminas, visuomet yra papildomai tuo pat metu į racioną įtraukiami didesni kiekiai vitamino D. Didesni. Iš karto akcentuoju, todėl, kad taip vadinama rekomenduojama vitamino D paros norma yra tai, ką PSO nustatė kaip minimali riba, kurią pasiekusi plius minus užsitikrinama apsauga nuo rachito. Tai ar mes tik tai vienintelę bėdą turim, kaulų išminkštėjimą ir raumenų tonuso problemas? Ne. Štai JAV kardiochirurgas, tituluočiausių savo srities ekspertų, nominuojamas už kokybišką praktinę pažangą žmogus, apskritai viešai kalba apie tai, jog savo pacientams jisai sėkmingai palaiko 200 nanomolių, tai yra reiškia 2 kartus didesnė negu rekomenduojama sveika vitamino D norma riba. Ir to pasekoje pacientų sveikata patiria ypatingai kokybiškai harmonizuojančius pokyčius ir tvarkosi atitinkamos lėtinės problemos. Na, mes turime patvirtinimus iš profesionalų, kurie skelbia, byloja, suteikia erdvės, tampa precedentų šiek tiek laisviau, demokratiškiau didinti savo racione vitamino D normas. Taigi, todėl net ir jeigu jūs rinksitės naudoti būtent zinogin, tai yra zinzino sukurtą kurkumino sprendimą, papildomai vis vieną rekomenduoju didinti vitamino D kiekį savam racione. Natūraliai turbūt kyla klausimas, o kodėl zinzino neįtraukia į zinogin formulę vitamino D? Čia įtraukta visko gausiai ir vertingai. Tai yra čia ir kvercetinas, ir fukoidanai, ir fisetinas, ir piperinas, vitaminas C ar cinkas, bet kurgi mano minimas vitaminas D. Na, tai ganėtinai logiškai paaiškinama, kadangi visgi
kurdami šį produktą, Zenzino mokslininkai siekė kiek kitokių tikslų. Tai yra, jie buvo orientuoti būtent į kamieninių ląstelių pasklidimo kūne aktyvinimą. Tai yra šiek tiek kitos sistemos ir galbūt plačiau veikiantys mechanizmai, apimantis su visa derama pagarba trečiosios akies aktyvinimo kultūrai ir praktikoms, kamieninių ląstelių perskirstymo, iniciacija, į kurią orientavosi kurdami Zinodžin produktą mokslininkai. Tam tikrą prasme turėjo rinktis. Tai yra, tai, ką mes matome, yra mažytė kapsulė. Reiškia, jinai turi tam tikrą limitą, ką ir kaip į ją įdėsi ir kaip išgauti tokias kokybiško sąlyčio ir stabilumo proporcijas, kad vienas ir kitas ingredientas išliktų vertingai sinergiškai stabilus ir vienas kitą tolygiai buferizuojantis ar skatinantis efektyvumą įsisavinant. Tai reiškia, kad tam tikrą prasme pasirinktas variantas be vitamino D kaip optimaliausias derinys geriausiai veikiančios sinergijos tarp kurkumino ir papildomų ingredientų reikalingų, veiksmingų procesuose, aktyviau perskirstant kamieninės ląsteles. Taigi, mintis ta, kad vitamino D papildomai įsidėti šiuo atveju yra paprasčiau nei visą tai sukišti į vieną Zinodžin kapsulę. Nes visgi yra riba, kada, kaip patogu praryti, yra normatyvai, kiek ir ko ten sutalpinti. Taigi, iš to ir gimsta sprendimai, kurie skatina dar ir mus susimastyti ir įsigilinti bei pažinti išoriškai kokybišką sinergiją, vieną apjungiant su kitu. Galimybės gintis, apsisaugoti ar subtiliai kokybiškai atostogauti tikrai egzistuoja. Tiesiog šiuo aspektu mums kokybiškai pasitarnauja reklama bei informaciniai pranešimai, kuriuose, taip kaip aš dabar kalbu jums, apie tai, į taip įsigilinantis, apie tai nusimanantis žmonės savo žiniomis, įžvalgomis, tam tikrais atradimais dalinasi, tai yra išskleidžia ir nuosekliai detalizuoja, kad būtų lengviau jums. Kam išradinėti dviratį, jeigu jis jau išrastas? Taigi, atsisveikinant, dar kartą reklama. Kažkas, kas skatina aktyviau, smagiau ir linksmiau žiūrėti į kasdienės problemas ir atrasti, įsivertinti galimybės, kuriomis išorinis pasaulis siekia praskaidrinti, palengvinti jūsų vidinį gyvenimą. Taigi, va štai ši smagi pakuotė, jau netgi numarginta geltonais piršto atspaudais, kadangi kiekvieną dieną jie džiaugiuosi ir šias kuklias gelsvas kapsulės naudoju. Ir štai ši kartu draugaujanti
dėžutę vitamino D, 2 draugai, ištikimi apsauginiai, kuriuos tikrai verta turėti prie savęs kiekvienų atostogų metu.